Sveiki. Mėginsiu trumpai paaiškinti, kaip įskelti muziką į iPhone'us ir kitus Apple gaminius. Pirmiausia, ką jums reikės padaryti, tai parsisiųsti programą iTunes, kurią galite rasti puslapyje apple.com/iTunes. Spauskite ant Download iTunes 11, tuomet iškinumas jumis į kitą puslapį, spauskite vėl Download Now. Palaukite, kol atsiras Run ir spauskite ant Run. Palaukite, kol parsisiūs. Gali čia užtrukti nuo jūsų interneto greičio, priklauso viskas aišku. Kai baigs siųsti, jums turėtų automatiškai išmesti lentelę, panašiai šitą, bet šiek tiek skirsis aišku, nes pas manęs iTunes jau yra instaliuota, tai aš galiu tik tais pamėginti su tai tvarkyti arba ją išinstaliuoti. Bet nebijokite, tiesiog instaliuokite iTunes programą kaip paprastą programą ir viskas. Galiausiai, kai susinstaliuosite, atsidarysite iTunes, pas jūs aišku bus tuščia, nebus jokių dainų, nieko. Tai pirmiausia, ką jūs turite padaryti, tai nueikite, spauskite kairį pelės klavišą viršutiniame kairiajame kampe, išmes lentelę, tada spauskite Add File to Library. Jums išmes kitą lentelę, kur galėsite pasirinkti jums norimą dainas, tiesiog susiraskite, kur pas jūsų yra dainos. Pas manęs šiuo atveju yra e-diske, muzika. Įmeskime, kad sakykime, albumą, spaudžiame Open. Vėlgi yra keli variantai ir galite tiesiog įmesti kelias dainas iš to albumo, tiesiog spaudžiate, laikote Ctrl ir spaudžiate ant norimų dainų, arba tiesiog galite įmesti visą albumą, spaudžiant Ctrl A. Tada tiesiog spaudžiate Open ir štai matote, jums jau įmesta vienas albumas. Toliau jums reikia sukurti playlistą. Tai vėlgi spaudžiate viršutiniame kairiajame kampe, spaudžiate ant New Playlist. Štai dabar jums teks sugalvoti, kaip pavadinti jums jūsų playlistą, mes tiesiog parašykime naujas. Tada Enter ir galiausiai spaudžiate Done. Tuomet yra keli variantai, vėlgi galite įmesti iš karto visą albumą, kad šitas, sakykime, kaip žas, spaudžiame dešinį pelės klavišą, tada pasirinkame Add to Playlist, tai yra naujas. Galite pažiūrėti, ar tikrai įsimetė, yra playlist, naujas, štai yra įmesta. Arba galite tiesiog įmesti po vieną dainą iš kažkurio jums patikto albumo. Tai vėlgi spaudžiate ant Songs, vėlgi susirandate jums norimą dainą, tada spaudžiate vėlgi dešinę pelės klavišą ant jo, vėlgi Add to Playlist ir pasirinkite, į kurį norite playlist. Kai visą šitą padarote, spauskite ant jūsų prijungtų, kaip čia pasakyti, iPhone'o, iPod'o, nesvarbu, ikonėlės, tai pas manęs iPod'as. Tada pasirinkite Music ir yra vėlgi keletas variantų. Tai yra arba galite įmesti visą jūsų muzikos kolekciją, kurią esate įkelę į iTunes, arba galite pažymėję jūsų sukurtą playlistą, arba netgi atlikėjus atskirai, albumus, arba netgi pagal žanrą. Šiuo atveju aš noriu užpildyti visą grotuvą savo, tai tiesiog spausiu aš Entire Music Library. Tada tiesiog spauskite Sync arba Synchronize ir palaukite, kol instaliuos arba, kaip sakyti, įkels jūsų muziką į jūsų grotuvą, iPhone'ą, svarbu.
Tai gali užtrukti, priklausomai nuo kiek dainų keliate, gali užtrukti keletą sekundžių, gali užtrukti keletą minučių. Kas svarbiausia, jūsų visos dainos turėtų būti MP3 formatu, nes iTunes nelabai pripažįsta kitų formatų, todėl galite turėti problemų, jeigu jūsų muzika bus ne MP3 formatu. Šiek tiek kažko dabar užtruko, bet kai viskas pabaigs, tiesiog spauskite done ir jūsų muzika bus jūsų grotuve, iPod'e arba iPhone'e, kaip nors. Tai va, tai tiek, nieko nėra sunkaus, sėkmės bandymus.